Visai neseniai turėjome Kazachstano karinių pajėgų davinį. Šiandien pažiūrėkime, ką valgo Kazachstano pasieniečiai. Tai yra 24 valandų davinys, pakuotė yra labai didelė, bet atrodo pakankamai tokia dinamiška, lankstosi, viduj užvakumuota ir palikta labai daug oro. Kinietiškam davinyje matėme skylutes, kad jisai kompaktiškai susispaustų. Čia jokių skylučių nėra. Tvirtas toksai celofanas, kaip nuo šiltnamio gero nuimtas. Šiek tiek traškus, bet visai nebaisiai. Labai gerai matome logotipą pavadinimo kazachstanietiško. Man rodos, kad tokie yra ir 8 valandų, mažyčiai, lygiai tokie patys, tik tai mažesni. Ir celofanas gal skiriasi, netoks prabangus. Kitoje pusėje Šarūno džiaugsmas, pilnai aprašyta sudėtis ir, norėtum. Maniau, kad čia Šarūno džiaugsmas kalorijos, energetinės vertės, bet iš tikrųjų čia surašyta tiesiog svoriai, ką mes turime ir kaip laikyti jį. Pagal geriausias rytietiškų davinių tradicijas ant davinio yra parašyta negaliojimo data, bet sukomplektavimo data. 2 metus galioja šitas davinys, nuo sukomplektavimo datos, tai taip, kad mes dar čia žiūrėkime. Nėra kažkokio tai lengvo plėšimo linijų, kažkokių tai plėšimo būtų ar daugkartinio uždarimo mechanizmo, kaip mes mėgstam, nors šiaip galėsim pabandyti. Ne, plyšta labai paprastai jisai. Galėjo išmušti rankeną, aišku, ir padaryti daugkartinį. Žiūrėk, labai lengvai atsiplėšė. Super. Plius balas už neblogą atsiplėšimą. Ir štai rankena, kurios aš norėjau. Tikrai galim klubai. Užsidėjai. Taip. Super. Šiaip labai patogu, žinai. Žiūrėk, pasikabinai. Ir valgai čia, žinai. Ne. O viduj viskas taip gražiai suskirstyta tiesiog. Obed, tai yra pietus, užn, vakarienė ir zavtrak. Pusryčiai, pietus ir vakarienė. Nors mes kaip nekartą ir samprotavom, kad gal vis tik geriau yra kariui pačiam pasirinkti, ką tu šiuo metu norėtum valgyti ir komplektuotis taip, kaip tau yra patogiau. O pusryčiam Kazachstano pasieniečius džiugina armейские галеты, икра из кабачков, Kinijos ikra, 2 konservai netgi yra, perlinė košė su jautiena ir baklažanų ikra pusryčiam su galėtais. Mes jau pripratę kazachstanietiškam, daug cukraus turi būti, o mums jau pažįstama obuolių tyrelė. Ir ką, turim arbatos. Pusryčiam turime 2 konservus, cukraus daug, obuolių tyrelės, aišku, galėtų arbatos. Daug geriau negu ispaniškam. Pietums galėtai. Skurdus pas mus pietus, pusryčiai yra daug rimtesni, iškart matosi. Vėlgi mes turime arbatytės, cukraus 3, mes jau žinom, kad 3 didelius šaukštus cukraus Kazachstane reikia įsidėti į arbatą, tai yra norma. Daug energijos greitai. Ir tik 1 konservas. Gavedina tušonoje. Troškintos jautinos konservas. Pusryčiam 2 konservai, pietum tik tai 1. Pietus tokie lengvi. Lunčas. Ir vakarieniai. Sočiai armейские galėtai. Arbatytės. Kepenų paštetas su sviestu. Kaša rysavojas gavedinai. Jeigu pusryčiam turėjom perlinę košę, tai vakarieniai mes turim ryžių košę su jautina. Vakarieniai cukrus yra nesveika ir cukraus jau vakarieniai Kazachstano pasieniečiams dedame tik 2 šaukštai. Bet vis tiek galime pasimėgauti obuolių tyrelę. 3 skirtingos porcijos, pusryčiai, pietus ir vakarienė, tačiau kažkokios tai įvairovės čia nėra daug. Kodėl nepadaryti biškį kavos, pavyzdžiui? Didelis gausus davinys, tačiau viskas labai vienoda. Žinai, ką man primena šitas davinys? Vengrišką davinį. Tenais irgi buvo visko daug, bet tik tai tiek, kad iš to cukraus ir šito galėtum pasidaryti lygiai tokį patį gėrimą. Jautiena su perliniam kruopų košė. Štai kaip jinai atrodo.
Neturime nei iš aukšto, nei iš šakutės, Kilgonis labai džiaugsis tuo, nes kariai turi turėti viską patys, bet neturim ir ko pasišildyti. Tai bet Kazakstane stepės, ten turbūt susikurt laužą gali bet kur iš bet ko. Ir iš likučių šito davinio. O degtukus turbūt, kaip Kilgonis pasakytų, irgi kiekvienas karys turi nešioti su savimi. Pabandykim arbatytės. Kazakstanietiška. Kvapas popieriaus. Užsipilkime. Perlinė kruopų košė su jautiena. Pačiam davinyje neturėjome jokių papildomų priedų, su kuriais mes galėtumėm susikurti ugnį ar viryklėlės, ant kurios galėtumėm tą konservą pasišildyti. Žinom, kad tie konservai sutinkami net ir NATO daviniuose, nieko juose ypatingo naujo nėra, bet galėtų būtigi vis tiek kažkas pasišildymui. Atrodo visai neblogai, kaip matot. Buvo labai kieti tokie gabalai, išdžiūvę. Šiltų tai tikrai ilgai, bet skonis geras. Šiek tiek sprangoka, bet tikrai ne pats blogiausias variantas. Turim baklažano ikros. Labai metalas jaučiasi. Ir šitos perlinės tai labai geras. Tikrai skaniausia. Sutrupyje. Sausainiukai nieko ypatingo. Pabandykime su obuolių tyrelę, kad Udovas nesakytų, jog mes neparagavom. Tas pat, taip pat cukruota. Cukrus su skoniu. Valgyt galima. Iš Kazakstano arbatytė pagal specialų receptą apdirbti specialiomis technologijomis lapeliai. Šlykštu. Toks įspūdis, kad kažkokia chemija. Pabandykim pasisaldinti. Čia žiūrėk, taip gražiai kampiukas atsiplėšia cukriuko. Ir... O jeigu susimestumėm visus 30 gramų į cukrų, kaip ir prašo per vieną dozę, tikrai turėtumėm neblogą izotoninį gėrimą, kol nepagautų mūsų cukralgė. Kaip komplektuojamas Kazakstano pasieniečių sausiakas? Pagal tuos pačius standartus kaip ir vengriškas. Reiškia, turim gerą maišelį, su tuo maišeliu mes einame į parduotuvę. Ir parduotuvėje perkame. Kadangi maišeliai Kazakstane yra neapmokestinti, tie paprasti celofaniniai maišeliukai, mes paėmame celofaninį maišeliuką, užrašome jame, kas tai yra, pietūs, pusryčiai ir vakarienė ir krauname į sausainukus, arbatos, cukraus ir viską kišame į mūsų maišelį. Netgi prisiminam, kad vengriška ikra lygiai taip pat smirdėjo kaip ir šita. Kuo mums patinka sausi maisto daviniai, tai savo inovatyvumu, autonomiškumu, tokia romantika, visada kažkokie maži gražūs komponentai yra įdedami. Ar tai degtukai su Eifelio bokšto, ar Triumfo arka, arba kažkokie tai ypatingi šokoladukai, kramtoma guma, tonizuojanti. Maistas, kurį tu gali pasišildyti bet kur, degalinėje, kur tau užtenka tik tai užpilti vandens ir turi karštą porciją. Čia tiesiai iš parduotuvės paimtas, paprastas, netgi jokios įvairovės neturintis maistas. Galbūt Kazakstane religija neleidžia kavos, gal jie tiesiog neturi kavos, tik tai arbatą, bet kodėl visą laiką ta pati arbata, kodėl negalime kažko tai pamiksuoti, kažkokio šokoladuko įdėti, arba bent jau džemų kitokio skonio. Mes matėme, kad tikrai jie turi, yra ir vyšnių džemas, toksai pat ir kriaušių berods. Ne visi galbūt mėgsta to obuolių džemą, čia tu esi priverstas valgyti visą laiką tą džemuką. Ir jeigu tu, tarkim, saldžiai nemėgsti kažko, tai tu pasmerktas esi, nes kažkiek tai kalorijų negausi. Konservai, jie yra skanūs, kaip juos pasišildyti, neaišku, neturime tų mažų, smagių dalykėlių, kažkur būna kramtoma guma, kažkur dantukus išsivalyti, tokie standartiški higienos elementai. Tarkim, ir servetėlės, nei drėgnos, nei sausos, dantų šepetukas dantims išsivalyti, prieskonių kažkokių papildomų. Tai yra maži dalykai, tačiau jie pakelia moralę. Daug geresnį davinį susikomplektuosi pats nuėjęs į parduotuvę. Toks visiškai ne kažką. Maišelis tik tai labai geras. Kai esi pasienietis,
turbūt lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje gali nuvažiuoti kebabinę pavalgyti. Didelės problemos nėra. Toks didelis davinys, tačiau viduje visiškai nieko. Nykus ir neįdomus.